Šabat yra poilsis. Taip, kada žydas ilsisi? Savaitinė sabata, mūsų šeštadienis, 7 savaitės diena pagal Bibliją, yra mūsų šeštadienis, jie ilsisi, šabat poilsis nuo visų kasdienių darbų. Nėra jokio šabato pakeitimo į sekmadienį. Nėra, tiesiog nėra tokio dalyko. Čia iš viso įdomus dalykas, krikščionys argumentuoja, kad mes va dabar Naujojo Testamentu gyvenam, nes senų ir tai bėda ta, kad net jūsų Naujajam Testamente nėra šeštadienio pakeitimo į sekmadienį. Gerbiami krikščionys, aš jums pasakysiu, iš kur atsirado pas jūs šventa sekmadienio diena. Dėmesio. Kokiai valstybei priklausė Judėja, Galilėja ir Samarija, tos žydiškos teritorijos? Tai buvo Romos imperijoje. Egzistavo Romos imperijoje. O Roma turėjo savo kalendorių. Savo mėnesių pavadinimus, savo savaitės dienų pavadinimus ir suskirstimus. Ir krikščionybė vėliau, gerokai vėliau, pradėjo 3-4 amžiuje tą daryti. Perėmė iš romėnų savaitės dienas ir pritaikė savo. Jeigu hebrajų kalendorius, irgi romėnų kalendoriai buvo kaip ir hebrajų kalendoriai, taip pat 7 dienos. Tik skirtumas tas, kad pirmadienis buvo pas romėnus 1 savaitės diena, o sekmadienis buvo 7 diena, kaip ir dabar daugelį krikščioniškų šalių. Iki krikščionybė sutaptų man, ir pas Jėzų, taip ir pas Romos pagonis buvo pirmadienis 1 diena, o sekmadienis 7 savaitės diena ir šventė laikoma. Šventą dieną. O pas žydus buvo kitoks dalykas. Šabatas, šeštadienis mūsų buvo 7 savaitės diena, o sekmadienis buvo 1 diena. Tik tos skirtumas. Tai krikščionys šitą skirtingą nuo žydų savaičios dienų laipsniavimą, kuri 1, kuri 7, skirtingas dėl pažydų, paėmė iš romėnų kalendorių. Jūs pažiūrėkite krikščioniškas šalis, į kalendorius jų. Pažiūrėkite, mėnesiai romėniški visi iš kur paimti. Ne žydų, ne Nisanas, ne Tebetas, ne koks Sadadaro mėnuo, taip? Visi paimti romėnų mėnesį, pažiūrėkit, sausis, pas mus lietuvių, pažiūrėkim, pas romėnus tai buvo Dievo Jano garbiai skirtas mėnuo ir vadinosi Januarijus, romų mėnuo pas mus, pažiūrėkit, rusų kalboje nuo Januarijus, taip, kaip angliškai, January, nuo Januarijus, taip, ir daugelį kitų kalbų yra. Galbūt įskirius lietuvių, ten dar kai kurias. Reiškia, žiūrėkit, kovas Dievo Marso garbiai buvo paskirtas. Armėnų dievas, karo dievas Marsas buvo ir vadinasi Martijus. Rusiškai kaip? Mart krikščioniškai šaly. Kaip angliškai kovas? Na Marso. Viskas iš Armėnų. Lygiai taip pat ir savaitės dienas jie paėmė iš pagonių romėnų, kurie jau šitos turėjo jau nuo imperatorius Numos Pompilijaus laikų. Turėjo šitos mėnesius su visų Cezario Augusto pataisymis ir taip toliau. Tai pas romėnus buvo savaitės dienos, 1 savaitės diena buvo pirmadienis dabartinis, reiškia mūsų, vadinasi, liūnės dies, mėnulio diena. Nes mėnulis tai buvo ne tik tai planeta jam regima, bet buvo mėnulis ir dievas. Liūnės dies, mėnulio diena. Kaip angliškai pirmadienis? Monday. Kaip išvertus? Mėnulio diena, vat. Kaip čia dabar krikščioniškas Albionas, krikščioniškai, evangeliškai, barboniškai, jehovistinės Jungtinės Amerikos valstijas, kur didžiuojasi savo galės krikščionišką naciją. Krikščioniška nacija baisiausiai. Kaip jūs pirmadienį turit vadinti mėnulio diena? Romėnų, pagonių paėmė. Tai va, kaip į krikščionybę iš kur atėjo. Antradienis buvo skirtas Dievui Marsui irgi. Vadina Martis Dies. Reiškia. Trečiadienis buvo Dievui, prekybos Dievui Merkurijui skirtas. Merkurijų Dies vadinasi, Merkurijaus diena. Ketvirtadienis buvo Jupiterio diena, Jovis Dies vadinasi. Reiškia, penktadienis buvo skirtas Deivei Venerai.
kaip sakom, meilės deiviai, nuo šitos deivės ir tos venerinės lygos yra pavadinimas skyręs, nurodintis šaltinį, kokiu būdu, per kokį kultą jos atsirado. Sakykime, tai penktadienis Veneris dijas vadinasi. Šeštadienis buvo Dievui Saturnui skirtas. Cikliškumo Dievui. Dievui Saturnui. Taip, angliškai Saturday, taip. Saturno diena. Saturnidijas, taip ir vadinasi romėnų. Ir sekmadienis savaitė buvo šventa diena. Šventa diena jis tapo tada, kada išplito Cezariaus Augusto laikais, atsirado Sol Invictus kultas, nenugalimosios saulės kultas. Ir šitai dienai ypatingai buvo dedikuota sekmadienis. Tai jis vadinosi Solis Dies, pas romėnų saulės diena. Kaip angliškai, krikščioniška anglų kalba. Sunday. Saulės diena. Tai va, iš kur atsirado sekmadienis, šventa diena, saulės diena paskutinė. Štai kodėl žydų kalendoriui, kur sekmadienis šitą dieną atitinkantį mūsų sekmadienį buvo pirmoji savaitės diena, jinai tapo paskutinė, nes romėnų kalendoriui buvo paskutinė. Va, iš kur buvo paėmė, nes Izraelis tuo metu buvo Romos provincija, jis buvo okupuotas Romos imperijos. Ir Romos valstybės buvo tokia tvarka, Romos kultūra, Romos įtaka, Izraelis buvo maža provincijėlė, tik tai palyginti, su milžiniška Romos imperija. Ir žinoma, visas tas ideologinis, valstybinis, administracinis, propagandinis, visas tas griuvo ant žydų, ypač tų, kurie atitrūko nuo žydų tradicijos, krikščioniškas, tos krikščionių sektos, jie mielai tą paėmė vėliau ir prisitaikė tau. Taigi,